Sveiki visi, aš esu Milda Irevičiūtė, mokinių tarybos narė Jonavos Neries pagrindinėje mokykloje. Ir šiandien matysite mūsų vlogą iš Kėdainių ekskursijos. Gerai buvo? Dabar mes esame Kėdainių dvaro parke. Dabar taryba užsiminėja tinklinių, o mes čia... Galime prasiskiesti. Jo, mes jau šiandien. Tai žodžiu. O mes jums dabar aprodysim mini turą, kaip čia mes įsirengę ir ką mes dabar veikiam. Einam su mumis. Tai čia, kaip sakė, ponė pirmininkė. Kaip jums sekasi šiandieną? Kaip jaučiatės? Puikiai, labai džiugiuosi, kad su tarybu čia galėjome atvažiuoti. O taip, mes irgi. Ar tau patinka dabar veiklos? Tikrai taip, nes tai iš tikrųjų skatina mūsų komandos mikroklimatą ir jis dabar puikiai žaidžia. O taip, ar patiko veikla prieš? Tikrai taip. Gerai, ačiū labai. Kauno mūsų, nebijokit. Vai, čia bijom mūsų. Work. Gerai, žodžiu, jums labai svarbu klausimą, Milda, už klausimą labai sunku užklausti. Kaip jūs jaučiatės apie mūsų ekskursiją? Atvirai? Dar tik pradžia, bet pakalbės. Kokia pradžia jums? Ar jums dabar patinka veiklos? Taip, nes pagaliau mes galim sušilti. Teisingai. Varom, manau, varom. Aš esu tarybos vicepirmininkas Arijus ir mes dabar išvykome į ekskursiją į Kėdainių Kėdainių parką. Taip. Čia dabar sustojame, o net negaliu apsuk parodyti. Žaidžiame tinklinę, o ten tie du guberiai viršuje ant amfiteatro filmuojasi. Realiai žiauriai fainiai kol kas yra. Man liko lyg 20 minučių laisvo laiko. Žodžiu, einu žaisti tinklinę. Malonu su jais visais susitikt. Dar matau antytės, tas tikrai pafilmuosiu. Atėjom ledų. Sveiki visi, su jumis esu aš. Sveiki visi, su jumis esu aš, Milda. Su jumis esu aš, Milda Irevičiūtė, ir šiandien aš vloginu per... Sveiki, čia Šventas Talžūnas su jumis, Pildikas! Pildikas! Wow! Bet tu reklamuoji Pildiką? Ne. Aš nieko nereklamuoju. Ir čia esu... Ne. O.
Taip. Sveiki, grįžom iš... Ekskursijos. Ne ekskursijos. Nu, ekskursija čia buvo. Nu, čia su gide papasakojom, pasivaikščiom po Kėdainių senamiestį. Buvom žydų, skandinavų ir rusų, man rodos, kvartalę. Perėjom pro tiltą. Visai fainiai buvo, man patiko. Tau patiko? Taip. Nori kažką dar pridėti? Ne. Okay. Žodžiu, pasimatysim tikriausiai autike. Bye. Nu, vaikai, kalbėkit, mes tai tylim. Jūsų dėka mums pavyko įvykti mūsų didelį planą. Valentino diskoteko 2005. Tai labai dėkojame jums ir didžiulę padėką. Čia galėtum pasikabinę. Tai ačiū jums, kad prisidėjot prie šių šiaunių mokinių iniciatyvų. Na, kaip matote, į autobusą iš karto negrįžom. Padėkojome tam mūsų rėmėjui, kuris mums padėjo organizuoti Valentino diskoteką. Tai labai fainiai. Atsiprašau dar viso garso aplinkui. Gavome 15 minučių laisvo laiko. Ir Milda, su Augustu ir ten Mindaugu kažkur pabėgo. Nesigilinau. Gabrielius, Džiugas ir Taira, visi kiti, Augustė, taip toliau nuėjo šitą kavinę. Bet aš biški... nenoriu. Tai, likome mes. Gal nufotkinsiu, parodysiu, ką jie ten nusipirko. Matysim. Bye bye. Ir vis dar bandysiu išsiaiškinti, kaip apversti kamerą, kai filmuoju, nes biški negerai. Apsilankysime Krekenavos regioninio parko lankytojų centre. Ir taip pat pamatysim pačią lankiniausią vietą jame. Einam. Pasiėmau, aišku, mikrofonus. Einam. Čia taip atsargiai. Atik čia kameramenas, atik čia. Tai va. Va čia yra lankiniausia vietovės vieta, yra tualetas. Kaip matom, ilgiausia eilė. Ir čia mūsų gidas. Arvidas, va. Pasisveikinam. Sveiki. Taip, ką gali papasakoti apie šį parką mum? Apie šį parką labai šaunu, kad priėmėt sprendimą atvykti būtent čia. Kas šitam parke vertinga? Upė Nevėžis ir jos senslinis su senvagių virtinėm. Kas čia dar? Turim stumbrą savo emblemoje. Ne veltui, nes būtent čia, vidurio Lietuvoje, atgimė stumbrų populiacija. Taip seniai, aš dar nebuvau gimęs. Galit kažką papasakoti apie pėdsakus ant žemės, kodėl jie yra čia? Pėdsakai yra čia, todėl, kad mes grindų neplaunam. Gyvūnai praėjo, prabėgo ir mes grindų neplaunam, saugom, kad pėdsakai išliktų jums pasižiūrėti. O šiaip užėję į ekspozicijos salę, tų pėdsakų rasit dar daugiau. Bet ne bent grindų, o ant sienos. Pas mus gyvūnai keistuoliai lipa sienom. Matau, kad ant durų irgi laipo. Žmonės tipo vaikšto kiekvieną dieną, kaip neužlipdami jie nenuvalo su savo batais. Nenuvalo, dėl to, kad lipdukai yra. Magiški batai. Akivaizdu, bet šiaip aš mėgstu papasakoti smagių istorijų, pasakų pasiekti, tai vat, dėl to ir pasakoju kartais juokinga klausyti, bet... Padariau savo užduotį, radau savo užduotį, mes dabar atvyką. Labai mielas draugelis. Taip, va. Šitas, ar čia draugelis? Ačiū draugelis. Žodžiu, radau draugelį. Radau draugelį. Vlogas. Reikia. Dabar visi praeina. Kodėl pozą dera? Alietei. Sad. Suti. Tai aš iš tikrųjų ėmiau ir pabaigiau čia pasakojimą, ar ne, apie tą regą, bet tai mes galėsim kažkur kitus. Tai reziumuojam tada, ar ne, vis tik tai būtų tikrai liūdna, jeigu nematytumėm
aplinkos. Tai per akis mes gaunam tikrai labai daug informacijos, ar ne? Tai va tiek, koks tikslus aš net nežinojau. Mes dabar keliausim toliau. Ten aš tik užbėgu arbatą, pagriepsiu, kad nereiktų man grįžti. Čia turim tokį instrumentą, muzikuoklį. Nemoku gi aš groti iš tikrųjų, bet čia yra skirtas gamtos garsams. Man gražiausia yra pajausti skirtumą, kaip skiriasi garsas braukiant. Tai aš siūlau jums kiekvienam išbandyti. Kaip jūs čia eilę susireguliuosit. O galit ir pagroti, mažukas nors yra iš muzikantų. Turit muzikantų? Ko groji? Mušamaisiais. Vėją pajausti mums padeda oda, kurioje auga plaukai. Galim paskaičiuoti. Kodėl aš jūs pasikviečiau prie šio krūmo? Čia yra, kas pažįstat? Jazminas. Man iš vaikystės jisai yra toks vasaros pradžios, tai yra mokyklos pabaigos ir atostogų pradžios simbolis, nes visą laiką mūsų sesė, kai nuveždavo pas senelius į kaimą, prie vartelių žydėdavo didžiulis jazminas. Tai tą uoslės pojūtį, pakibinti, mes galim įkvėpdami giliai tų žiedų aromato. Kviečiu visus išbandyti. Nu va. Turbūt bus liūdna, ne tiem, kuriuos išsuksit. Gerai, aš pasukau galvą ir man Man taip pat jisai yra užmūtintas. Kuris yra raudonas apibrauktas, yra užmūtintas. Šitas. Jo, galim čia staptelėti. Čia mes trumpam. Ne jo, supynės suremontavom tiemet, bet kai kur sukasi, kas čia yra? Čia yra masažuoklis nuo mokslų arba nuo telefonų planšečių pavargusioms nugaroms pamasažuoti. Ką galiu pabandyti? Meškos masažuojasi iš tai. yra medis ir meška irgi. Taip. Geresnė mankšta. Neveikia? Gal... Labiau nugrafęs. Rimtai? Jo, nebe visi sukasi, jau reikia remonto. Remontuojame mes už savanoriškus lankytojo bilietus surinktus. Galim ir užsimerkę įmerkti ranką į vandenį. Kokią informaciją gaunam? Šilta, šalta, sausa, šlapia. Mes viską galim priklaupti reikia, nes vanduo giliau. Gerai? Mikrofonas neįkris man. Nu, nesilenksiu aš. Įkiškit ranką. Iš karto galim pajausti, ar ne? Tai oda mums duoda daug informacijos. Va čia va yra plūdenos, plaukia va. Neilgai trukus, nevėžys visas pasidengs jomis ir bus toks žalias. Net vandens nesimatys. Su baidarėm nebefaina bus plaukėti. Tai va. Nuo kokio medžio artumo jos? tą pačią koją kaip aš, tai pakankamai neblogai. Mes čia patikrinsim tą mūsų pusiausvyros pojūtį, ar ne? Ar jisai gerai veikia, ar mes griūnam ar ne? Negriūnam dėl to, kad mums padeda išlaikyti pusiausvyrą. Pusiausvyros tas aparatas. Vestibuliarinis. Kaip tas Maironis rašė apie Nevėžį. Dar? Dar.
Čia, žinai, va, tu pamoji į kairę gi ne upė. Pamenat, sakiau. Į kairę yra ne upė, o kas? Senvagė. Senvagė, pasagos formas. Įsivaizduokit, čia upės vingis kažkada buvo. Ta galėsiu pasakyti, kaip į čia tekėjo mandrai. Čia netoli Krekenavos yra danai nusipirkę kiaulių fermą. Yra dešrelės. Kaip su tavo uosle. Tai žodžiu būna, jeigu vėjas kažkoks iš tos pusės pučia, tai būna atpučia nemalonių kvapų. Tai. Bet šiandien ne apie tai. Kaip jaučiu iš kompanijos. Aš esu lipęs akmenukai šitlais. Čia yra žymiai lengviau, jeigu tu nemoki lipti, šitą problemą. Kojas ant rankų. Dviese tik tai daugiausia. Bet jie lipt nemoka, dar jūs pasakė, kad iš šitą pusę tikrai nelengviau. Dabar keliaujame į bokštą. Tadam. Reikia vertikaliai Augustai. Aš siūlau šokt lauk. Raminai. Kas turi kažką raminti fotoju? Hei, ar taip gražu? Čia galima labirintą matyti. Mokinių taryba. Mokinių taryba. Mokinių taryba Mokinių taryba. Atsisveikina. Atsijungia. 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 Viso.